Labas. Tai žiūrėk, tada įrašau ir video, kaip sutvarkyti. Einame kairėje Layer Slider, nes homepage šitas blokas yra Layer Slider. Mes čia turim Home Sliderį TB sliderį, ant jo paspaudžiam ir atsidaro Slider edito langas. Ir čia viršuje yra, kur tu gali keisti slaidą. Ir čia vat gali parodyti tablet view ir mobile view. Tai aš čia dabar sutvarkysiu ir pakeisiu, bet ateityje, kad jeigu reikės susikurti jum naują sliderį, tai dešinys, duplicate slider, taip toliau, tai čia toks kaip ir gan galingas visai modulis. Čia pasirinki, ką nori keisti, o dešinėje pusėje content, style, transitions. Taip toliau. Tai iš esmės kiekvieną va šitą gali čia keitalioti ir panašiai. Tai įrašau ateičiai, nes nu čia vis tiek yra aktyvi vieta, tai manau jūs tikrai norėsit pastoviai keitalioti, žinai, pasikeisti, persirašyti ir panašiai reklamuoti.